gyvenant žmogui dažnai jaučiasi, kad kažko trūksta. Jis nepilnai supranta savo aplinkos, pradeda ieškoti atsakymų į gyvenimo klausimus. Ir tie trūkumai kartais yra intelektualiniai, bandymas protu suvokti savo aplinką, bet yra ir kitas trūkumas. Trūkumas, apie kurį kai kas kalba, kad tuštuma, neužpildyta vieta žmogaus širdyje, žmogaus gyvenime, kur trūksta kartais kažko, kažkas gali įvardyti, kad trūksta meilės. Ir tada žmogus imasi į tą kelionę ieškoti, kaip užpildyti tą tuštumą. Dažnai duoda paspirtį į tą kelionę žengti kažkoks gyvenimo sukrėtimas, kažkoks trūkumas, kažkoks skaudūs įvykiai, netektys. Bet kartais irgi žmonės ieško, kaip užpildyti tą tuštumą žemiškom gerybėm, malonumais, linksmumais, kartais net naudojantis labai gerais dalykais, bet pastatant juos į Dievo vietą. Ir tada matome labai dažnai įvairias katastrofas. Istoriškai, kas šitą visą procesą labai plačiai išgyveno, tai šventasis Augustinas, kur savo išpažinime atpasakoja savo šitą klajonę, kaip jis ieškojo Dievo ir ieškojo jį visuose Dievo kūriniuose, bet neatrado tos ramybės, to džiaugsmo, kol neatrado pačio Dievo. Ir kai Dievas užpildo tą tuštumą mumyse, mes tada atrandam tą meilę ir ramybę, kam mes ir esame sukurti. Žmogus dažnai ieško, bet neranda. Ir tai yra mūsų tikėjimo kelias. Tas žmogus, kur per tikėjimo paskelbimą atranda tiesą kelių į Jėzų Kristų, į jo apreikštą gerąją naujieną, jis tada iš karto gali atsakyti ir Dievo vieta jo širdyje yra užpildyta Dievu. Ir toks kelias yra mūsų visų kelias. Visi atrandam ramybę tik tada, kai mes atrandam Dievą ir jo meilę ir tą tuštumą žmogaus širdyje, kur sukurta Dievui yra užpildyta.